Miela vėl sveikintis su savo ištikimais klausytojais. Šitą mūsų pokalbį pavadinau apie žuvusius batalionus. Impulsą mūsų šitam pokalbiui davė man prisiminimas sena istorija iš senų laikų. Žmogus dirbo vaikiškų vežimėlių gamykloje. Ir draugas, atėjo draugas, sako, mano laukia šeima padidėjimo, būk geras tu, parsineš po vieną detalę, tais laikais tai buvo madinga, ir surinksi man per mėnesį savo draugui vežimėlį. Gerai, sako. Žmogus kiekvieną dieną, vieną ratuką, kitą varžtuką, taip ir taip, prasineša ir mėnesio gale surenka ir gauna, išėjo kulkosvaidis. Ne vežimėlis, o kulkosvaidis. Jis nežinojo, kur dirba, jis nežinojo, jis daro vieną operaciją, nesujungia į visumą, nežinai, ką tu darai. Vat šitą principą jungimo į visumą panaudokim mūsų kasdienybėje, ne? Mūsų kaip dienotvarkė. Dienotvarkė tai yra diena, tai yra minčių gamykla, minčių gyvenimo sėkmės gamykla. Vat einam į tą gyvenimą, einam į tą dieną, taikom kasdienybėje. Vakare, kad galėtume mes suskaičiuoti, pažiūrėti, ką susirenka per dieną, ką mes vakare galim iš savo darbų sumontuoti. Dažnai tai būna šnipštas. Keliaujam. Taip, rytas turi prasidėti ne nuo SMS, ne nuo kažkokių žinučių, ne nuo žinių, o nuo saulės patekėjimo. Pirma mintis užfiksuoti energetinę mintį, nustatyti save ryto energijai. Aš apie tai kalbu net visos valandos seminarų, vien ryto. Ar prabudai gyventi, kiekvieną dieną gimti iš naujo, pajusti savyje, kad ne šiaip 8 valandą ar 7 keliesi, ne, tu gimei iš naujo, tu nežinai, kas buvai vakar toks, tu nežinai, kas esi šiandien. O sutik kaip nepažįstama. Užfiksuot džiaugsmo mintį, suras būtent bet koks būtų gyvenimas džiaugsmo mintį. Viską, ką darome be džiaugsmo, darome ne savo. Veltui darom. Taip, yra trys prabudimo variantai, aš esu kalbėjęs. Ne? Pirmas, ne? O vargė vėl tas pats, vėl reikia keltis. Antras reikia, tai reikia. Ir trečias, mano reikia, mano džiaugsmui reikia. Surasti tą prasmingumą, atrasti kiekvienas tą galim. Bet tik tada gyvenimas tampa prasmingas, energingas ir sveikas ir naudingas, ir sielai ir pelnui galų gale. Taip, dienos darbų palaiminimas, palaiminti dienos darbus, pasveikinti dieną, tai mano yra ritualinis, sveika. 2024 metų, rugpjūčio 1 diena, sveik, būk laimingiausias, įkvėpimo ir taip toliau. Čia yra, kiekvienas tą suraskim, palaiminkim tą dieną. Lengviau bus gyventi. Diena tai yra, jeigu galim sakyti, ir ganykla, minčių ganykla, ir gamykla. Kur mes ganomės? Dažniausiai mes ganomės Google'e. Va tai pažiūrėkim, nes Google'e atspindi tą mūsų, kokio mes po kokią pievą vaikštom. Va štai keletą pavadinimų tik paimsiu. Ar bus Lietuvoje karas? Gana tipinis pavadinimas. Visada pagrasinti tą karo grėsmę, kuri labai sekasi, žmonės tikrai tą skaito, tikrai pergyvena ir tikrai veiksminga. Tai yra vieno tipo. Antras visi įvykiai, nuotykiai, kurie mums visai nereikalingi, bet kurie baisiai įdomus. Paklausykit vieną. Joninių naktis Vilniuje, masinės muštynės šventėse, arklio nuspirtas motociklininkas ir negyvas vaikinas. Kaip neskaitysi tokio įdomaus straipsnio. Taip, ir tokį tipinis. Trečias tipas, tai tokių niekalų, bet jie labai saldus ir įdomus. Vat aš vienu paskaityti tipiškiausias. Kodėl pripažintas šampano žinovas iš Londono sugrįžo į Lietuvą? Įsivaizduojat. Pripažintas šampano žinovas, ne bet koks rašytojas, kažkoks išradėjas, ne? Šampano žinovas, pripažintas iš Londono, grįžo į Lietuvą. Vat tokius straipsnių
pilna. Ir mes visi skaitom, ir ką gaunam, kaip vakare šnypštas. Taip. Aš vienam laikraščiai yra spausdina reitingus, kiek reiškia tas straipsnis buvo skaitomas. Ne? Ir aš radau nemažai straipsnių, kur skaitau po 3000, po 4 nedaugiau tūkstančių valandų. Tai žiūrėkit, per metus yra 2000 darbo valandų. 2000 darbo valandų, ar ne? Tai vienas straipsnis, jeigu 4000 skaitė žmonių šitą straipsnį, reiškia per Lietuvą susidarė, kad vienas straipsnis atėmė 2 žmonės, neliko 2 žmonių. Neteko mes 2 žmonių, ar ne? 4000 valandų straipsnis, ne? O jeigu 10 straipsnių perskaitė, o jų yra dar daugiau, jau 100 žmonių neteko. O jeigu dar telefonas, o televizija, o žinios, ne? Ir taip mes per dieną netenkame bataliono. Mes netenkame viso bataliono. Netektis tai ne fizinė prasme, bet žmogus lieka be savo minčių, be savo galvos, be savo protų, be savo mazgų, arba angliškai be savo maidų, sakykime, ne? Jis neturi savo protų, neturi kada mąstyti, kadangi jis pririštas prie šitų žinių, prie šitos dienotvarkės, kuri žmogui nieko neduoda. Ir knygas mums siunčia, ir aš susirašau knygas, mirusių šnabždesiai, mirusių kapų planeta, ne? Įdomiausia tai ir kitos krematoriumo istorijos. Mums siunčia tokias knygas, mums rašo tokias knygas, kadangi rašo jie žuvusių žmonių, žuvusių dvasiškai žmonių batalionai. Aš kalbu ir šiandien mūsų ta laida, kad nežūtume, kad nepatektume į tą žuvusių batalioną. Kad vakare suvesdami balansą, nes nebijokim to žodžio kūrybiškumą. Paskaičiuokim, ką per dieną sukūrėm. Ką per dieną mes užgyvenom. Pirmas, ar buvo laiko būti su savimi, valandą su savimi. Atraskit valandą su savimi, valandą savyje, laikas X, sakykim, nors pusvalandį, daryti, mąstyti tai, ko nedarė. Pradėti gimti iš naujo. Čia ir yra gimim, pabūti su savimi, panalizuoti savo mintis. Vakaras negatyvumo valymas, negatyvumo minčių valymas. Ne? Ryto aukso valanda, ar ne aukso valanda, tai kada tu baigi visas dienos, išjungi, nusiprausi ir tu pereini į tą 8 valandas, tu miegosi 8 valandas. Ir tose 8 valandos tai autopilotas, tos paskutinės mintis, jos eis tą trajektoriją, tave neš tą trajektoriją. Naktis gali būti ir visų lygų kaip gydytoja. Gali būti užprogramuoti save sėkmę, pasiųsti mintis pasąmonėje. Tai yra atskira tema, ir seminarus aš vedu būtent aukso valanda ar nakties terapija. Tai yra, bet dabar suprantu pačią mintį. Svarbiausia neužmygti po žinių, po kriminalų, po seminarų, po šitų serialų ir taip toliau. Tu save nusmugdai, tu 8 valandom į kažkokį pragarėlį pasiunti. Taip, yra mano www.3žvaigždutės.lt skyrelį, aš rašau galimybės iš begalybės, o ten yra grafikas, ten, aš turiu jį aiškinti, ir negalėčiau, ten jau seminarų metu, aš per kursų metu, kiekvienam žmogui būtent tą seminarą, bet jūs tą grafiką išaiškinu, bet jūs galite pagauti pačią mintį, ieškoti galimybių iš begalybės, prausti dangum, dangaus palaiminimas, save užprogramuoti sėkmei, sveikatai. Naktis dienos ligų slaugytoja ir gydytoja. Ne? O tai yra vienas kompozitorius pasakęs, sako, aš tiek dirbu, tiek kūriau. Sako, tu man nesakyk, kiek tu dienų dirbai. Sakyk, kiek tu naktų galvoji apie tai. Nakties mintis yra tikresnės, jos yra likimiškesnės, jos yra likimo mintis. Ieškokim, atraskim dienotvarkį, atraskim, kad diena tai mūsų gamykla, mūsų kūryba, mūsų gyvenimas. Diena tai yra gyvenimas, kiekviena diena yra gyvenimas. Ne? Ir būkim mes ne prie tų žuvusių batalionų, o būkim po šios laidos gyvenančių batalionų. Tų gyvenančių, tų žmonių gyvenančių, su galva, su savo protu, su savo idėjom, ieškančių idėjų. Jų reikia ir tautai, ir šeimai, ir kiekvienam žmogui. Būkite laimingi.
Paieškokit mano daugiau minčių šitą temą, VV3 žvaigždutės LT, skirelį pasvei gyvenimų, gyvybinė energija, biblioterapiniai susitikimai dabar naujas, taip. Ir mano telefonas, jeigu kas norit, man miela visada, kai skambina mano telefonas, visada aš pasakau 86 87 75 147. Iki pasimatymo. Gyvenkim laimingai, atraskim save. Mūsų savyje yra daug dar nepanaudotų rezervų. Ieškokim, gyvenimas to mus kviečia. Būkime laimingi.